Kai tu jau gimei, kai tu tik išlindai iš šviesą, tu jau buvai tada vertas ir verta patirti absoliučiai viską, išmokti absoliučiai viską, būti tai, kas tu nori, pati autentiškiausia versija, daryti tai, kas tau yra smagu. Tu jau tada buvai vertas ir verta. Ir jeigu tu dabar sėdi ir galvoji, kad tau yra blogai, ir vien dėl to, kad tu dabar blogai būsinai, žemai būsinais, tas tau reiškia, kad tu niekada nebebūsi aukštai būsinai, tu niekada negalėsi turėti kažko, ko tu tiek svajoji. Ne! Kelk iššūkį tam įsitikinimui, nes tai yra visiška netiesa. Kai tu gimei, tu jau buvai vertas ir verta vien dėl to, nes tu egzistuoji. O kas egzistuoja pagal definiciją, pagal reikšmę, negali neegzistuoti. O ne egzistencija. Tas, kas neegzistuoja, iš vis negali neegzistuoti, nes anam nėra netgi kur eiti. Neegzistencijai nėra kur eiti. Tai tu egzistuoji netgi ne tik šitam fiziniam kūne, bet sielos būsenoj, dvasiniai būsenoj. Tu esi siela, tu nesi tik tais fizinis kūnas čia. Tavo fizinis kūnas yra tavo kaip naga dydžio visas dalies. Įsivaizduok, kaip žmogus esi, šitą fizinį dalis tau atitinka tik tais naga dydį. Ir esmė tame, kad jeigu tu sakysi, kad aš esu nevertas turėti tą žmogų, tą namą, tą mašiną, tą kažką ten, ką kitą, ką tu bet tik benorėtum turėti savo gyvenime, bet kažkas kits ir vertas, tu nemanai, kad yra arogantiška tai prieš visatą, kuri tave sukūrė, nes sukūrė vien dėl to, nes tu jau buvai vertas ir verta visko. Ar tu manai per visas būtybės, visoj galaktikoje, visoj visatoje, kurios gali egzistuoti, tu vienintelis ar vienintelė esi nevertas arba nevert patirti tom, ko tu turi ir privalai ir tu turi teisę patirti. Tai yra arogantiška ir aš nemanau, kad tu nori būti arogantiškas. Tu esi meilė, tu esi besąlygiška šviesa, tu esi besąlygiška meilė, tu esi viskas tas, kas yra. Tu esi visos šitos sistemos dalis. Tu nesi tiesiog siela kūne, va čia va. Tu esi kūnas ir visa šita fizinė realybė. Sieloj, tu niekada sielos nepalieki. Tu visą laiką esi palaikoms ir palaikoma visatos, savo gidų, savo aukštesnį, o aš savo sielos. Tai eik per gyvenimą su meilė, su džiaugsmu ir su žinojimu ir su pasitikėjimu, kad tu esi ta unikali puzlis dalis, kuri gali būti tik vieną kartą ir vienoje vietoje tą gali atitikti. Aš tave myliu, pradėk mylėti save, pradėk džiaugtis gyvenimu, nes dabartinė būsena, kurioje tu galbūt esi, Ana nepasako, koks tavo visas gyvenimas yra. Tu esi vertas ir verta absoliučiai visko savo gyvenime.